Labas, pažiūrėkime. Praeitis, dabartis, ateitis. Ką mums parodys kortos, kokią situaciją parodys, galbūt atpažinsi save. Praeitis. Kas buvo praeitie? Tai va. Praeitie buvo daug judėjimo, tai buvo daug energijos, daug judėjimo, buvo žiauriai energinga. Daug važinėjai, daug judėjai, daug galbūt sportavai, galbūt važinėjai su transportu, galbūt su savo mašina, buvo visko daug. Ir gana staiga viskas nurimo. Galbūt apskritai buvo progresas, ne, bet jis nurimo. Dabar, kas yra dabar? Galbūt apskritai jautėsi daug labai energinga, o dabar nebėra energijos, ne, irgi taip gali būti. Arba tavo judėjimas sustojo. Pavyzdžiui, nebesivystai, pavyzdžiui, nebeina prekyba, pavyzdžiui, net reklama nepadeda toliau tobulėti, toliau tavęs nieks nebemato, ne? Galbūt peržiūrų trūkumas, ne? Va kažkaip va taip. Buvo ir nebėra. Dabartis. Dabartis. Esi nusivylusi. Nusivylusi, nors nenori pasiduoti, kovoji, dar vis tavyje yra dar energijos, ne, tu kaip vaikas dar vis bandai atkovoti kažką savo, ieškai kompanionų. Taip, ieškai bendraminčių, ieškai kompanionų, sudarinėjai naujas sutartys, naujas, kaip čia, akcijas, tarkim taip, ne? Galbūt iš tikrųjų darai kažkokias akcijas, kad pritraukti žmonių, kad apskritai pritraukti. Kovoji dėl savo judėjimo, ne, labai stipriai. Ir ką mes turim. Ir kaip ir atrodo, kad jau nebenori kovoti, jau, ta prasme, nori jau ramybės. Labai daug baimių, labai daug pergyvenimo. Lygtais taip, ką mes turim. Galbūt padarai kažkokį tai kvailą žingsnį. Dėl to tau dabar ir nesiseka, viskas sustojo, nes kažkur pasielgiai labai kvailai. Tau reikia sustoti. Taip, tau reikia sustoti, niekur neskubėti, nuraminti savo mintis, nuraminti apskritai pačiai nusiraminti, ne? Pagalba gali ateiti netikėtai, nelauktai, kai to net nesitikėsi, bet tu turi kažkur savo akiratyje, reiškia, žmogų, taip, kuris tau gali padėti, gali paremti, taip gali būti, pavyzdžiui, partneris, galbūt verslo partneris, galbūt tai tavo vyras, kur tau padeda, ne? Apskritai žmogus, kuris galbūt yra daugiau išmanantis, ne? Galbūt tai tavo bosas, nesvarbu, faktas. Žmogus, kuris tau gali padėti. Galbūt jis dabar tau neduoda, pavyzdžiui, aiškaus atsakymo, ne, padėsi, nepadėsi, ir va tu lauki, nu tai kaip ten, susitarsim, nesusitarsim, galbūt tau pačiai reikės netgi kreiptis, ne, klausyk, reikia pagalbos, nes man neišeina. Ir jis būdamas gana aukštam lygi, apskritai galbūt tau reikės kreiptis kažkur į aukštesnės įstaigas, netgi, ne, kažkam ir taip gali būti. Kad reikės, pavyzdžiui, eiti į kažkokią tai savivaldybę, ne? Štai. Kažkas kreipsis pagalbos, todėl kad maži finansų beveik nėra, ne? Ir kito varianto tiesiog nelieka, kaip, vat, sakau, galbūt tai savivaldybė, ne? Bet ne viskas taip paprasta, situacija dar pablogėja, taip? Negana to, kad ir finansų nėra, ir apskritai skaitykim, kad jau dugnas, ir labai daug negali išeiti situacijas iš viso.
tarsi ir ten beldiesi, ir situacija iš vis nejuda iš vietos. Taip, tu turi suprasti, kad tavo pozicija, tu turi pasirinkti, kokioj tu esi pozicijai. Ar tu esi šitas stebėtojas, ar tu esi šitie du meilužiai. Turiu omeny, ar tu esi tas, kuris iš šono viską stebi, ar tas, kuris veikia. Ane? Ir tave stebi. Va taip. Taip. Priklausomai, ką tu pasirinksi. Taip. Vienokiu ar kitokiu būdu tu gausi tai, ko tu nori. Taip, gausi tu, ko nori, kažkokį tai nedidelį, bet tai yra patirtis, tai yra su patirtim ateis ir nedidelis pinigėlis. Šį pinigėlį. Tai čia tavo, ko gero, bus verslo partneris, slaptas verslo partneris. Jis yra ne viduje, jis yra tiek viduje, tiek išorėje. Turiu omeny galbūt įmonėje, bet šalia įmonės. Jis nėra profas, jis, pavyzdžiui, nedirba profesionaliai, bet jis išmano. Pavyzdžiui, reikėtų perinstaliuoti kompiuterį, reikėtų jį sutvarkyti. Pas jūs, tarkim, darbe yra kas tai padarys, bet va šitas jis tiesiog eikvoja savo laiką, kad padaryti tavo kažkokį tai reikiamą darbą, taip? Ir jis ne šiaip savo gali padėti, o dėl to, kad tu jam patinki. Ne? Iš tai, kad, reiškia, bet, reiškia, tu atsiriboji ir tau darbiniai santykiai yra tik darbiniai santykiai. Tau kažkaip nesinori nieko, nors skaitai, kad šitas žmogus tau neša sėkmę, laimę ir taip toliau, ne? Jis visą laiką po ranka, visą laiką tada, kada tau reikia. Ir tarsi jis tau pavaldus, ne? Tarsi tu jį gali valdyti taip, kaip tu nori, kaip tau išeina ir vat galbūt su juo, ne, būtų visai faina. Ta prasme, galima sakyti naudinga, bet iš kitos pusės, vat su juo nepražusi, žiūrėk. Jį galima būtų matyti, svarstyti, žiūrėk, 20-ukai, su juo galima būtų svarstyti apskritai apie kažkokią tai ateitį. Štai. Tokia ateitis galėtų būti visai gera, sakyčiau, ne? Taigi, viskas priklausys tik nuo tavęs, kaip tu norėsi pastatyti savo santykius apskritai ateityje, todėl kad vėliau gali būti, kad stosi netgi į šios santykius, į santuoką. Va taip viskas pasisuks, kad tu jį pamatysi kitom akim ir visai netikėtai gali būti, kad tau atsivers jo vaizdas, toks, žinai, piešinys visai toks tobulas. Sakysi, aš nesupratau, kur aš buvau anksčiau, kodėl aš nemačiau tavęs anksčiau. Tu pradėsi svarstyti, kur jo minusai, kur jo pliusai, lyginti kažkur su kitais ir suprasi, jo, šitą aš norėčiau tikriausiai, gal pabandom, klausyk, visai tu įdomus žmogus, visai protingas, tau labai patinka protingi žmonės ir, žodžiu, svarstysit, gal pabandom kažką kartu gyvenime, gal mums pavyks ir nieko baisaus, netgi jeigu nepavyks, ne, tu man apskritai patinki kaip žmogus, tokį vertingumą gaus tas žmogus, ne, kuris tau padės šalia. Taigi, tokia istorija.
Linkiu sėkmės, kam tai atsispindėjo ši istorija. Aš tikiu, kad tikrai bus tik vienetai, kam tai bus aktualu. Kągi, sėkmės jums!